Labukas, sveikinuosi su jumis iš jaukumu ir šilumą alsuojančių Pašilaičių. Šiandieną jau antrus metus iš eilės kartu su Vyčiu išsiruošėme į rudeninę nuotykinę kelionę po mūsų gražiąją Lietuvėlę. Truputėlį dėl darbų susivėlinome, taigi šiandieną jau į miškus ir šilonius nebevažiuosime, važiuojame tiesiai į nakvynės vietą ir pradėsime rytoj. Važiuojam. Dabar jau yra kita diena ir tai yra puikia diena kaimynų kaime Širvintų rajone, kur Vytis sveikinasi su jumis iš malūno, kuriame mes šiandieną nakvojame. Jau spėjome papusryčiauti ir atsigerti tirštos kavos. Dabar susidėję daiktus, pasiruošę judėti. Šiandieną nusimato 195 km pietų Lietuvos link. Nieko nelaukdami važiuojam. Nepravažiavus ne kelių kilometrų, pirmoji brasta, bet dėl vasaros sausrų upelis tiek nusekęs, kad mes tiesiog su trenksmu pervažiuojam, taškydami balą į visas puses ir lekiame toliau. Toliau važiavome nuostabios Neries pakrantę, įvažiuodami į miškus ir šilonius. Tenai būdavo ir sudėtingų ruožų, ir upelių brastų, ir įkalnių, ir purvynių, kur motociklai klimpdavo. Vėliau išvažiavome iš miško ir pamatėme tarp medžių stūkstančią prieš 300 metų, kiek daugiau net prieš 300 metų pastatytą Sentikių cerkvę. Kaip infostendas rodė, kad sentikiai iš Rusijos rytų prieš 300 metų atvyko į Perelizų miestelį ir kartu su vietiniais krikščioniais pastatė šitą mėlynų stogų cerkvę. Tai va, labai įdomus radinys vidury miškų. Dabar važiuojame į Upninkų link. Ilgai važiuoti nereikėjo, užsukome trumpam į Triol zonos aikštelę ir iš karto po to į Upninkus, kur išsimaudėme Šventosios upėje, suvalgėme po skanėstą ir tęsime kelionę. Ir iš tikrųjų, maršrutas driekėsi nuostabiu Šventosios upės paupiu, retkarčiais įlysdamas į mišką, kur tapdavo gan sudėtingų, techninių tokių trailų, sakykim, vėliau vėlgi išlysdavo prie upės, vėl grįždavo atgal. Taip keliasdešimt kilometrų važiavome paupiu, vėliau išlindome prie Jonavos ir tenai nusprendėme pavalgyti, užėję į barą negavome vakarienės, taigi važiavom į kitą vietą, tenai čiapsėdami pavalgiam. Vėliau, šiek tiek už Kauno, pasivijo mus ir lietus, teko apsirengti lietaus neperšlampamus rūbus, vis tiek perlyti kiaurai ir šiek tiek už Birštono lietus pasibaigė ir mes galėjome tęsti kelionę nuotykinę, vėl važiavome, mėgomės miškais ir šiloniais, o dabar jau esame Alytuje. Šiandieną mūsų nakvynės vieta yra vėlgi šiek tiek ypatinga, tai yra Alytaus sporto centro, nežinau, svečių namai, va čionai yra teniso kortai, tenai yra stadionas, čionai yra kambariai, tai va čionai mes šiandieną nakvosim. Mes einame į barą ir susitinkame rytoj.
Labas rytas, dabar jau yra trečioji nuotykinės kelionės diena, mes jau pakuojamės, dedamės daiktus, važiuosime užkasti ant greičio Chruseto ir toliau tęsime nuotykį. Atsigėrė rytinės mėtinės Flat White kavos su ledukais ir suvalgę po Chrusetą, toliau judėjome maršrutu, kuris driekėsi ir vingiavo pietų link gražiais miškais ir šiloniais, kalvomis bei ganyklomis. Dar važiavome senų geležinkelio pėdsakų vedančių į Patreon kaimą. Deja, geležinkelis jau seniai nebeišlikęs, todėl važiavome tiesiog keliuku. O dabar esame prie tiltelio. Taip jau nutiko, kad pakliuvom į situaciją be išeities, nebent važiuosime per šitą tiltelį per Merkį. Taigi Vytis važiuoja pirmas, aš iš paskos, truputėlį juda tiltas, lengvas nesaugumo jausmas, bet po truputį šakar-makar pravažiavome abudu. Po tiltuko buvome akimirkai sustoję atsigerti kavos ir iškart po to tęsėme kelionę. Maršrutas driekėsi vėlgi miškais. Kadangi Varėnos rajonas buvo ir sudėtingesnių smėlėtų vietų, teko paprakaituoti. Buvome akimirkai sustoję užkasti. Na ir šiuo metu mes jau esame čionai prie Šalčios upės, nes maršrutas vėl taip susidėliojo, kad mes neturime kitos išeities, kaip tik tai kirsti upę. Ir tai yra puikia proga panaudoti mano teminius marškinėlius, skirtus būtent brastoms įveikinėti. Taigi upę įveikėme abudu. Tiesa, aš 2 kartus padėjau koją, o tai yra neleistina trial zonos taisyklėse. Todėl maikė atitenka Vyčiui ir mes važiuojame toliau. Tai va tokia gavosi ta rudeninė nuotykinė kelionė. Iš manęs šiandieną tiek. Iki kitų kartų. Čiau.